Aš pasikliauju tuo, kuris nesikeičia, jis nevils manęs, kai aš laukiu. Niekad nevėluoja jis ir viską perkeičia. Aš pasikliauju tuo, kuris nesikeičia, jis nevils manęs, kai aš laukiu. Niekad nevėluoja jis ir viską perkeičia. Aukštinsiu tik tave, net giliausiam slėny laiminsiu tavo vardą. Giedosiu tau su džiaugsmu, kai širdis apsunkus visados. Aukštinsiu. Aš pasikliauju tuo, kuris nesikeičia, jis nevils manęs, kai aš laukiu. Niekad nevėluoja jis ir viską perkeičia. Aukštinsiu tik tave,
Jį pakelkim savo širdis, jį pakelkime rankas, sustokime prieš Dievo veidą, tau garbė. Jį pakelkim savo širdis, jį pakelkime rankas, sustokime prieš Dievo veidą, tau garbė. Jį pakelkim savo širdis, jį pakelkime rankas, sustokime prieš Dievo veidą, tau garbė. Tu karalius, tu karalius, karalius esi. Tu karalius, tu karalius esi. Jį pakelkim savo širdis, jį pakelkime rankas, sustokime prieš Dievo veidą, tau garbė. Jį pakelkim savo širdis, jį pakelkime rankas, sustokime prieš Dievo veidą, tau garbė. Tau garbė. Tu karalius, tu karalius, tu karalius esi. Tu karalius, tu karalius, tu karalius esi. Tau garbė. Ačiū tau viešpatie Dieve. Tu tikrai esi karalių karalius. Tau visa garbė. Tegul nuolat kyla mūsų širdis, mūsų balsai, mūsų šlovinimas tau viešpatie. Mūsų rankos ten nuolat siekia tavęs. Tau visa garbė per amžių amžius. Laimink mūsų ausis, kad jos girdėtų. Laimink mūsų širdis, kad jos atsivertų. Tau, Dieve, dabar girdėti žodį. tą žodį, kurį tu kalbėsi per mūsų pastorių, laiminam viešpatie jį. Stiprink jį viešpatie taip pat kasdienybei, darbuose, kitose reikaluose viešpatie. Būk jo ola, būk jo tvirtas, saugus uostas. Ir įkvėpk jį viešpatie nuolat. Padėk jam gerti iš tavo nesibaigiančių šaltinių viešpatie. Išminties, kurią jis gali dalintis su kitais, ir išminties, kurią tu esi jam patikėjęs, jam pačiam viešpatie. Jėzaus Kristus vardu. Amen. Tai kad, ar jie išeina? Aš galvoju, kad jie neišeina. Kaip įprasta, taip pat laiminam ir vaikus. Nežinau, ar jie dabar išeis ar ne. Išeina, gerai.
Tai laiminam viešpatį irgi vaikus, būk su jais per jų šitą bendrystės laiką, vaikų tarnavime, stiprink jų draugystę, ryšį, supratimą. Laiminam Vazgen su Violeta. Vazgen lieka. Violeta laiminam viešpatė, suteik jai stiprybės ir išminties ir kalbėk viešpatė per ją, rodyk savo veidą vaikams per Violetą šiandieną, Jėzaus Kristaus vardu. Ačiū Dievui už šitą dieną, už šitą laiką, už vasarą, gal tokia labai įvairi. Kažkas pajokavo, sako, arba Dievas nori mus, sako, sudeginti arba nuskandinti. Tai Vilnius skęsta, mes ne. Labai stipriai skęsta, bet galvoju, kad Dievo tokie tikslai nėra. Iš tikrųjų, kaip kalba žmonės. Bet jo tikslai yra, kad iš tikrųjų mes, vat kaip ten yra žodžiai parašyti, kad tie, kurie laukia viešpaties, jie įgauna naujų jėgų visą laiką. Ir kad iš tikrųjų, kada mes jo laukiam, įgaunam tų naujų jėgų ir galim gyventi toliau. Kartais aplinkybės, situacijos, gyvenimas atrodo toks tarsi ir slegiantis ir kartais siunčiantis kažkokių išbandymų, bet su viešpačiu mes kažkaip judam į priekį ir vis pasitikim juo. Ir jis yra mūsų ta saugi tokia priedanga, saugi priedanga. Ir labai taip neišsiplečiant, bet labai trumpai taip tokį vieną pavyzdį norisi šviežią pasakyti. Vakar bendravom su tokiais vienais draugais, kurie jau kurį laiką yra prisijungę prie Šaulių sąjungos, ten yra šauliai ir taip toliau. Ir tokį vieną pavyzdį jie pasakė įdomu, kad sako, žmonės slepiasi, kažkur, pavyzdžiui, dar ne karo veiksmai, bet tik tai pratybos. Slepiasi, sako, nuo drono ir staiga, sako, vienas žmogus pasiima telefoną ir atrakina su ta veido atpažinimo funkcija telefoną. Ir sako, ką mes matom tie, kurie stebim iš oro, matom, kaip 20 metrų spinduliu tas žmogus apsišvietė ir apšvietė visus kitus, kurie buvo aplink jį. Atrodo tokia nedidelė švieselė, tik tai įsijungė. Ir buvo visas tas darbas slėpimosi nuėjo veltui. Tai vat iš tikrųjų ir galima sakyti pražudė, šituo atveju pratybos, bet jeigu rimtesniu atveju pražudė save ir kitus. Tai vat galima tai pavadinti budėti dėl kitų, būti jautriam kitiems. Būti jautriam, kad iš tikrųjų galvoti ne tik apie save, ne tik apie tai, kad čia kažkas suvibravo kišenė ir man įdomu pažiūrėti, kas ten įvyko, bet kad aš tokioj situacijoje atsakingas už kitus. Dėl ko tas pavyzdys, aš manau, kad visai tinka šiandieniniai pamokslo temai, ką mes kalbėsim. Ir kalbėsim apie tai, kad iš tikrųjų apie truputėlį empatiją ir ką Biblija apie tai kalba. Kad
empatija yra ta tarsi Kristaus tokia širdis mumyse, kad tai yra labai svarbi dalis. Galima pradėti nuo švento rašto vietos, užrašytos Romiečiams 12:15. Ir čia yra užrašyti tokie žodžiai. Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais. Ir visai neseniai rajone, kur mes gyvenam, viena jauna mergina, moteris, parašė tokią žinutę. Sako, gal yra mes nauji gyventojai, gal mūsų, sako, rajone yra žmonių, šeimų, normalių žmonių, kurie nori bendrauti, kurie nori susitikti kartais, sako, gal išsikepti kokios mėsos, ar išeiti į miestą pasivaikščioti, nueiti kokį renginį. Mes, sako, jaučiamės vieni, mes ieškom bendravimo. Ir šiandieniniam tokiam užimtam ir technologiškam pasauliu, iš tikrųjų noriu sakyti, aš manau, kad šito atskirtinumo daugėja. Ir žmonės neberanda laiko, nes tą laiką suvalgo kiti dalykai. Ir netgi priversti parašyti kažkur tai visos giraitės grupę, kad žmonės bendraukim, žmonės kalbėkim, žmonės nebėra ryšio tarp mūsų. Ir tas uždarumas savyje. Ir aš iš tikrųjų yra momentai, kada ne su vienu kaimynu pabendrauju ir pasišneku, bet tas bendravimas yra, galima sakyti, kartais kas kelios dienos, 2-3 minutės. Tai yra tiek to bendravimo. Ir atrodytų visos tos technologijos, su kuriuom mes susiduriam, leidžia greičiau bendrauti, daugiau ko pasakyti, greičiau sureaguoti ir taip toliau, bet vienišumo nemažėja, bet daugėja. Ir apaštalas Paulius, rašydamas Romos bažnyčioms, pateikė šitą labai trumpą, bet gilų tokį nurodymą. Sako, džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais. Ir tai nėra kvietimas būti tokiais, kaip ir korektiškais, mandagiais ir panašiai, bet kvietimas būti tokios širdies, kokios Kristus buvo. Kad Kristus taip reaguodavo. Ir jeigu mes žiūrim į Dievo žodį, mes randam, kad ta empatija yra Kristaus charakterio atspindys. Nes Jėzus nuo pat pradžios nėra abejingas žmogaus kančiai. Ir kai Izraelis kenčia Egipte, ir Išėjimo knygoje 3 skyriui, čia nėra problemų su empatija. Vienas kitą pamatė ir džiaugiasi. Nors nėra žodžių dar, bet jau džiaugiasi. Ir čia Išėjimo knygoje 3 skyriui, 7 eilutė yra pasakyta. Viešpats tarė, aš pamačiau savo tautos vargą Egipte ir išgirdau jos šauksmą, dėl jų prižiūrėtojų aš žinau jos sielvartą. Aš nužengiau jos išvaduoti iš egiptiečių rankos ir išvesti jos iš to šalies į gerą ir plačią šalį, plūstančią pienu ir medumi, į kananiečių, hetitų, amoritų, perizitų, hivų ir jebusiečių žemę. Izraelio vaikų šauksmas pasiekė mane. Aš mačiau jų priespaudą, kaip egiptiečiai juos engė. Taigi dabar eik, aš siunčiu tave pas faraoną, čia Dievas kalba Mozei, kad išvestum iš Egipto mano tautą, Izraelio vaikus. Ir Mozė reaguoja panašiai, kaip ir mes galbūt kiekvienas reaguotumėm. Jisai sako, Mozė atsakė Dievui, kas aš,
kad eičiau pas faraoną ir išveščiau iš Egipto izraelitus. Ir va čia prasideda lyderystės, tokios galima sakyti, ugdymas. Dievas atsakė, aš būsiu su tavimi, štai ženklas, kad aš tave siunčiu, kai išvesi tautą iš Egipto, jūs tarnausite Dievui ant šito kalno. Mozė klausė Dievo, kai aš ateisiu pas izraelitus ir jiems sakysiu, jūsų tėvų Dievas mane siuntė pas jūs, jie manęs klaus, koks yra jo vardas, ką turiu jiems atsakyti. Dievas atsakė Mozei, aš esu, kuris esu. Sakyk izraelitams, aš esu, mane siuntė pas jūs. Aš esantis, aš tas visame kame, visur kur esantis. Dievas kalbėjo Mozei, šitaip sakyk izraelitams, viešpats jūsų tėvų Dievas, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas mane siuntė pas jūs. Toks mano vardas per amžius ir taip mane vadinsite per kartų kartas. Ir prasideda procesas. Bet čia svarbi galbūt tokia mintis, ties kurią mes galim apsistoti, yra 7 eilutė, kur Dievas sako, aš mačiau savo tautos vargą. Skirtingose gal vertimuose truputį kitaip skamba. Girdėjau jų šauksmą, žinau jų skausmus. 3 tokie labai, galima sakyti, jautrūs dalykai. Dievas girdi tautos vargą, girdi jų šauksmą, mato tautos vargą, girdi jų šauksmą ir žino jų skausmus. Ir čia vartojamas toksai hebrajiškas žodis jada, kuris reiškia ne tik žinojimą protu, bet ir artimą asmeninį pažinimą, patyrimą. Žinot, kartais mes girdim kažkokią informaciją, kažkur vyksta karas, pavyzdžiui. Mes suprantam tai protu, bet mes tame nesam tiesioginė fizinė prasme. O čia Dievas tarsi bando pasakyti, kalbėdamas, kad aš išgyvenu kartu su jumis tą vargą, aš išgyvenu su jumis tą šauksmą ir tą skausmą, per kurį jūs einat. Ir aš jūs puikiai suprantu. Aš tame esu, kame esate jūs. Ir jis nesako, aš žinau teoriškai, bet jis sako, aš pažįstu, aš iš vidaus pažįstu jūsų šitą problemą. Ir Evangelijose dažnai, beveik, galima sakyti, kiekvienam skyriui, mes matom kokį Kristų, jautrų. Jėzus pravirko, sako Jono 11:35. Dažnai šitą paskutiniu metu šitą eilutę girdit iš manęs ir ne tik galbūt iš manęs, bet Jono 11:35 čia yra užrašyta. Ir užrašyti tokie žodžiai, kad kas per sceną, kas per įvykis čia vyksta, kad Jėzus ateina į vietovę, kur gyvena Marija ir Morta. Ir jam yra pranešta, kad jo draugas Lozorius, Marijos ir Mortos brolis, mirė. Ir 35 eilutė pasakyta nuo 33 gal netgi galima paskaityti. Jėzus pamatęs, čia su Marija jis pakalba, pamatęs ją ir kartu atėjusius žydus verkiančius su Dievo dvasiu ir susijaudino. Su Dievo dvasiu ir susijaudinęs paklausė, kur jį paguldėte. Jie atsakė, Viešpatie, eik ir pažiūrėk. Jėzus pravirko.
Tada žydai ėmė kalbėti, štai kaip jis jį mylėjo. Ir kodėl Jėzus verkia? Mato tą susirinkusių žydų, draugų, kaimynų, tą skausmą ir tuo pačiu mato Mortos ir Marijos skausmą ir jis jame dalyvauja. Jis nėra abejingas. Kartais tu matai verkiantį žmogų ir tau pačiam ima verksmas dėl to, kad tave sujaudino, kas vyksta jo širdyje, jo gyvenime, jo situacijoje. Ir kartais tu nieko negali išspręsti ir padėti, bet galbūt tu gali kartu su juo paverkti. Ir tai yra palaikymas. Rasim labai gerų pavyzdžių Biblijoje čia toliau. Dažnai Evangelijoje mes randam tokį pasakymą, kada Jėzus buvo sujaudintas, jis sako, pasigailėjo jų. Mato 9:36 yra užrašyta, kaip Jėzus pasigaili. Pas jį ateina žmonės su poreikiais, su problemom. Ir ką jisai daro? Jis pasigaili. Realiai vyksta tokia reakcija. Sako, matydamas mines, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir išsklaidyti lyg avys be piemens. Minios susirinko paklausyti Jėzus, bet Jėzus žiūri juos ir mato tą jų, kaip jie suvargę, kaip jie pavargę. Ir galbūt tai nėra tik fizinis nuovargis, tai toks vidinis. Kartais tu jauti, kaip žmogus atrodo ir pavalgęs, ir apsirengęs, ir pamiegojęs, ir turi namus, ir turi gerą visai buitį. Bet savo viduje tu jauti, jis yra pavargęs. Aš paskutiniu metu susiduriu su vienu irgi žmogum, su kuriuo tenka bendrauti, tokiu pakankamai jaunu vyru. Ir galvoju, kas yra, kodėl toks jaučiasi, netgi jam atrodo kalbėti yra sunku. Ir po kurio laiko supratau, kad jis tiesiog nuo tos aplinkos, kurio jis yra, to darbo, tos aplinkos, jis yra pavargęs ir nori, kad ten viskas pasikeistų. Ir jam atrodo net žodžius sunku tart, nes jis slegia tai. Ir vat Jėzus mato tos minios tą suvargimą, kaip jiems sunku. Ir panaši vieta yra Morkaus 6:34, bet galbūt mes jos neskaitysim, nes tai yra paralelinė vieta. Ir jeigu žiūrėti taip istoriškai, senoviai manyta, toks buvo manimas, kad jausmai kyla iš vidaus organų, kad iš vidurių visų. Ir dėl to Biblijoje ne vienoje vietoje mes randam, kad ten iki širdies gelmių, iki gelmių, kad sako, dviašmenis kalavijas, jisai tarsi pasiekė pačias gelmes žmogaus tokio kūno. Ir bandymas išreikštą gylį buvo sakoma, iki pat vidurių, iki pat vidaus. Ir Jėzus, kada kalba čia Mato Evangelijoje, yra toks irgi žodis panaudotas, kuris reiškia, kad Jėzus ne tik, kad jis gailėjosi žmonių, jis matydamas juos, buvo sujaudintas iki pat vidurių, iki pat gelmės. Ta prasme labai jautriai, labai giliai. Ir Jokūbas rašo, 1 skyrius, 19 eilutė, tokius įdomius žodžius. Jokūbo yra parašyti, kad sako, kiekvienas tebūna greitas klausyti, lėtas kalbėti. Ir aišku, mes esame skirtingi, vieni labai greit kalbam, kiti vidutiniškai, kiti lėtai. Aš esu kažkada klausęs savo pamokslo greitesnių būdų, visai man patiko greičiau. Ir galvoju, kartais reiktų gal ir kalbėti greičiau. Ir trumpiau galbūt būtų, sutaupytume laiko,
bet gal mažiau užgirstume, nežinau. Bet esame skirtingi, iš tikrųjų, savo vidumi. Ir čia Jokūbas rašo beveik pradžioj, tai turime omeny, kad tai dažnai pradžioj yra rašoma tai, kas yra svarbu, tai, kas aktualu. 19 eilutė sako, žinokite, mano mylimi broliai, kiekvienas žmogus te būna greitas klausyti, lėtas kalbėti ir lėtas pykti. Kartais viskas susikeičia atvirkščiai. Greit supykstam, greit kalbam ir mažai klausom. Ir labai dažnai, ypač krikščionis, mes kartais mėgstam dalinti vairius patarimus vieni kitiems. Daryk taip, daryk anaip. Kartais jų visiškai niekam nereikia. Kartais yra toks netgi pasakymas, kad kartais, kada vyras grįžta iš darbo ir žmona jau namuose arba jinai buvo namuose ir jinai pradeda išsipasakot kažką, tai ir vyras puola visokius patarimus dalinti, įvyksta konfliktas, nes paskui išaiškėja, kad jai reikėjo išklausytojo, o ne patarėjo. O jis įsijautė ir pradėjo patart visokius sakyti, gal reikia taip, anaip daryti, ir staiga įvyko nesusikalbėjimas. Ir mes greit kalbam, greit patariam, greit taisom kartais vienas kitą, o kartais reikia buvimo. Apie buvimą. Jobo 2 skyrius 13 eilutė. Čia labai įdomu, labai įdomi situacija. Jobas yra gilioj krizėj, gilioj problemoj ir pas jį ateina draugai. Ir draugai, tu tikiesi, kad bus tie žmonės, kurie tave išklausys, supras, palaikys ir taip toliau. Bet ne visada tai būna. Bet pačioj pradžioj Jobo 2.13, štai kas vyksta. Jobui ten daug visokių įvyko nelaimių. Net galiausiai jo žmona pasakė, kad tu gal prakeik Dievą ir mirk. Aišku, ten jie truputį pasibarė, jis pasako irgi jai tokių piktų žodžių. Sako, tu kalbi kvailai. Ir sako, argi priimtume gerą iš Dievo rankos, o piktą neprimtume. Ir tuo būdu Jobas, va taip kalbėdamas, sako, nenusidėjo savo lūpomis. Jis sako, aš priimu visaip. Gerai, iš Dievo priimu. Atėjo blogas laikas, žinau, kad Dievas su manim. Viskas gerai. 3 Jobo draugai, nuo 11 eilutės, jeigu skaitom. Temanas, Elifazas, ta prasme čia daugiau vietovė, gal daugiau atspindi. Šoachas Bildadas ir Naamietis Kofaras, išgirdę apie Jobo nelaimę, susitarė ir atėjo gėdėti su juo ir jį paguosti. Pamatė jį iš tolo, nes Jobas taip prastai atrodė, nepažino jo, jie perplėšė savo apsiaustus, baisiai verkė ir metė dulkės virš savo galvų link dangaus. Tokia labai emocinga scena. Kažin, ar mes taip, aš ateinu ten aplankyti kažką, tai ir pavyzdžiui, ar mane kažkas ateina aplankyti, pavyzdžiui, aš sergu, ateina Polina manęs aplankyti, kaip pavyzdį, dulkės meta į dangų, langai visi kaimynų ir mano dulkėm apipilti, vyksta rūbus plėšo, siautėja ten, ta prasme, dažnai tai ne mūsų kultūros yra toksai ženklas, atspindys, taip galima sakyti. Bet čia taip vyksta. Mes suprantam, kad tai yra daug emocingesnė tauta. Balsiai verkė, mėtė dulkės virš savo galvų, link dangaus. Ką jie daro po to? 7 dienas ir 7 naktis
Jie sėdėjo su juo ant žemės, nei vienas nepratarė žodžio, nes jie matė, kad jo kančia labai didelė. Įsivaizduojat, tokie geri, iš tikrųjų geri draugai, kad jie 7 paras sėdi su tavim šalia. Vargu net ar valgo kažką tai, nes tiesiog šalia palaiko ir gedi. Va čia tai palaikymas. Ir problemos prasidėjo vėliau, kada jie pradėjo kalbėti. Kada pradėjo kalbėti, buvo momentų, kada jie ir nusikalbėjo. Ir Dievas netgi barė juos, kad jie kalba ne tą, ką reikia. Ir pirmas prakalba Jobas, atveria savo burną, prakeikia savo dieną. Jam sunku, jis nekeikia Dievo, bet tas visas aplinkybės situacijas, aišku, iš vis, kad atsiradau ant šito žemės maždaug vargas ir kančia ir taip toliau. Ir daug visko vyksta. Bet kad viską suprast, reikia skaityti Jobo knygą. Tai labai geri namų darbai vasarai. Galit perskaityti Jobo knygą, kas pamiršot, kas ten parašyta. Ir jeigu tai pažiūrėt, kokia geriausia jų tarnystės tų 3 draugų dalis buvo, tylėjimas. Palaikymas ir tylėjimas, buvimas šalia. Kartais ne visada mes turim būti šalia ir palaikyti. Ir va čia, sako, džiaukite su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais. Džiaugti su besidžiaugiančiais kartais irgi yra sunku. Kartais mes galvojam, yra sunku verkti su verkiančiais, bet džiaugti su besidžiaugiančiais kartais sunku. Nes žmogaus širdį kas yra? Kartais pavydas, kartais lyginimas, pradedi lyginti, kad jam sunku, blogai, bet galbūt man dar blogiau. Konkurencija kažkokia, žmogiškumai visokie. Kitam sekasi geriau, kartais ta žmogiška prigimtis sako, kodėl man taip nesiseka. Jis toks bedievis, aš čia labai tikiu ir myliu viešpatį ir man taip neišeina, aš taip vos judu į priekį. Ir nuostabu džiaugtis tuo, kad Dievas kažką laimina, kad Dievas kažką pamilo, kad Dievas prie kažko prisilietė, kažkam davė išminties. Ir dėl to Biblija labai daug kalba apie tai, kad laiminti, kartais netgi laiminti savo priešus. Dėl ko? Dėl to, kad tas palaiminimas, kuriuo tu laimini, jis grįžta pas tave ir laimina tave. Ir kartais tas palaiminimas, kurį tu siunti, ir ten yra kažkokios problemos, bėdos arba netinkamas elgesys, Dievas ten veikia savaip, savo būdu. Ir Biblijoje yra toks gražus pavyzdys. Saulius ir jo sūnus Jonatanas ir Dovydas. Saulius, kai sužino, kad Dovydas paskirtas Dievo karaliumi, pavydi ir jį persekioja visais įmanomais būdais, bandydamas jį netgi nužudyti. Tuo tarpu Jonatanas, kuris supranta, kad pavyzdžiui pagal paveldėjimo teisę jis galėtų tapti naujuoju karaliumi, nes yra karaliaus sūnus, visiškai nepavydi, o yra kaip tik Dovydo draugas ir Dovydo palaikytojas, ir jie ir slaptai, ir visaip susitikinėja, ir yra geri draugai. Ir matosi Jonatano širdis ir Sauliaus širdis. Sauliaus širdis plus mes matom atitolusi nuo Dievo, Jonatanas jautrus ir geras draugas Dovydui. Tai matom tą sveiką tokį santykį, kaip jisai džiaugiasi. Ir verkti su verkiančiais kartais mes bijom, kai matom tą skausmą. Kartais žmonės, kai mato, kad kažkas atsidūrė bėdoj, problemoj, kartais nežinodami, ne iš piktos valios, bet nežinodami, kaip reaguoti, pradeda vengti tos bendrystės. Sužino, žmogus susirgo ten
onkologinė liga, dar kažkokios bėdos atsitiko jo gyvenime, ten kažkas tai žuvo iš artimų, neduok Dieve, visokių dalykų, kurių gali atsitikti. Ir tada kiti kartais, nesuprasdami, kaip jaustis, pradeda vengti to bendravimo, nes nežino, kaip reaguoti. Bet iš tikrųjų Biblija mums duoda tam patarimą. Nesikankink, nevark, pabūk. Būk kartu. Būk palaikymas. Būk. Tiesiog būk. Ir Filipiečiams laiške, 2 skyriui, yra parašyti tokie žodžiai. Filipiečiai, 2 skyrius, 4 eilutė. Ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Ir 5 eilutė dar labiau paaiškina, būkite tokio nusistatymo, kaip Kristus Jėzus. O 6 eilutė sako, kuris esi bebūdamas Dievas, būdamas labai aukštoj pozicijoje, nesilaikė pasiglemžę savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė save ir atėjo kaip tarnas panašus į mus. Ir išorė tapęs kaip žmogus, jis nusižemino, tapdamas paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Ir tada Dievas, ką daro, sako, jį išaukštino Dievas. Krikščioniškam tam gyvenime, jeigu tu nori to palaiminimo, to įvertinimo, kuo tu daugiau nusižemini, to Viešpats daugiau tave išaukštins. Tau nereikia nieko daryti, tiesiog nusižeminti natūraliai ir suprasti, kad tu esi tas Dievo tarnas. Ir gali padaryti tik tai, ką tau Viešpats duoda padaryti. Taigi, Dievo žodis, jisai mus kviečia sustot, pastebėti ir būt. Kartais tiesiog būt. Ir tokie yra empatijos priešai. Vienas iš jų yra, kad pasaulis sukasi apie mane. Aš gyvenu dėl savęs, aš gyvenu kaip man patogu. Ir kartais žmogus sako, mano jau toks amžius, kad aš gyvenu dėl savęs. Kaip bebūtų gaila, Biblija nerašo apie tokį amžių. Jinai kalba apie tai, apie dar didesnį brandumą. Jeigu jau mano amžius toks, kad aš galvoju tik apie save, tai iš tikrųjų Dievo žodis sako, tavo amžius toks, kad tu galvotum vien tik apie kitus. Jeigu ten anksčiau tu dar galvoji apie save ir apie kitus, tai dabar tu galvok tik apie kitus. Ir tas palaiminimas ateis. Dievas duos to laiko ir tau. Jėzus irgi turėjo laiką, kada jis nueidavo į sodą ir melsdavosi. Ir ten melsdamasis jis turėjo tą bendrystę su tėvu, kur ateidavo ta ramybė, paguoda, padrąsinimas. Bet kitas dalykas, empatijos toks kaip ir priešas, yra skubėjimas. Mes galvojam, kad mes dabar skubam. Luko Evangelija kalba irgi apie skubėjimą. 10 skyrius, 25 eilutė. Ir staiga, štai kas vyksta. Jėzus kalba ir 25 eilutė, Luko 10, atsistoja vienas įstatymo mokytojas ir taip galima įsivaizduoti labai galbūt ir išdidžiai paklausė, sako, mokytojau, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžiną gyvenimą. Koks receptas? Ir Jėzus jam atsako, lygiai taip pat išmintingai, Dievo žodžiu, tokiu patarimu, sako, mylėk Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa savo siela, visomis savo jėgomis, visų savo protu ir savo artimą kaip save patį. Ir tada jisai provokuodamas ir sako, norėdamas pateisinti save, klausė Jėzų, o kasgi mano artimas?
Mes galim kartais sakyti, o kas tas mano artimas dabar yra? Ir tada Jėzus duoda tą pavyzdį apie gailestingą samarietį. Ir čia yra, kad žmogus pakliūna į plėšikų rankas, jį išrengia, jį sumuša, jį palieka pusgyvį ir kunigas praeina kitą kelio pusę. Levitas, kitaip sakant, toks kaip patarnautojas bažnyčios, irgi praeina kitą kelio pusę. Bet samarietis, kuris keliauja, kuris irgi galbūt skuba, nes dažnai, kada keliauji, tu skubėdavai iki saulės nusileidimo, kažkur tai pakliūt, patekt irgi. Ir jis randa laiko aprišt žaizdas, aptvarstyt, užkelt ant gyvulio, nugabent į užeigą, sumokėt už tą žmogų, už jo slaugimą sumokėt. Ir dar netgi pasakyti, kai aš grįšiu, jeigu būsiu dar kažką išleidę tie, kurie jį prižiūrėjo, sako, aš dar primokėsiu. Taigi, artimiausia šituo atveju pasirodo tas samarietis. Kas buvo samarietis? Samarietis buvo žmogus, su kuriuo žydai nebendravo, nes skaitė, toks antrarūšis. O jis turėjo gerą širdį. Ir kartais, aišku, galima teisti, kartais smerkti žmogų dėl kažko, tau atsitiko dėl to ir to, tau atsitiko dėl to, kad tu darei ten tą ir tą neteisingai, bet kartais reikia tiesiog to jautrumo ir reakcijos. Ir yra gera žinia, pabaigai tokia gera žinia. Šventoji dvasia ugdo mumyse jautrią širdį. Efeziečiams laiške apaštalas Paulius 4 skyriui sako, 4 skyrius, 32 eilutė, būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje atleido jums. Žinot, kada pasidaro lengva atleisti, kada tu supranti, kad Dievas tau atleido. Jeigu aš galvoju, kad aš esu geresnis, man sunku atleisti. Bet kada aš suprantu, kad Dievas manęs pasigailėjo, Dievas man atleido, kaip aš galėčiau neatleisti? Ir čia toks pavartotas irgi iš graikų kalbos, jeigu verčiant va šito eilutėje būkite vieni kitiems malonūs, gailestingi, turintis švelnę gailestingą širdį. Ir tai ne charakterio tipas. Kartais žmonės būna tokie švelnus, gailestingi, geriečiai. Kiti turi tokių sudėtingesnių savybių kartais. Bet čia ne apie charakterį, čia apie dvasios vaisių kalbą, kuris užauga mumyse ir tu gali būti, kaip aš kažkada sakiau apie tokią savo pažįstamą iš Latvijos, kuris sako, aš bjaurus žmogus, bet kada aš įtikėjau ir pažinau Kristų, jis padarė mano širdį kitokią. Ir jos toks charakteris, toks aštresnis būdavo, toks, ta prasme, tiesesnis, aštresnis, griežtesnis, bet viešpats kartais suminkština tą širdį, kai mes su Kristum draugaujam. Ir kitas dalykas, kad per tą empatiją iš Dievo Kristus kuria tą vienybę bažnyčiai. Nes pirmas laiškas Korintiečiams, 12 skyrius, 26 eilutė sako, jei kenčia vienas narys, kenčia visas kūnas. Kaip bažnyčia mes pašaukti reaguoti. Vienam sunku, galbūt aš galiu palaikyti, galbūt aš galiu melstis, galbūt aš galiu būti šalia, būti palaikymas. Ir ta bažnyčia, jinai kviečia mums būti šeima. Nesvarbu, ar jinai yra 30 žmonių, ar 300 žmonių, ar 3000 žmonių, kur atrodo neįmanoma būti šeima 3000 žmonių. Kviečiama būti šeima, turėti tą bendrystę ir palaikymą. Ir šeimoje vieno džiaugsmas
kur jis išlaikė 10 gavo ar 100 tenai, tampa visų džiaugsmu. Ir kaip mums gauti tą jautrią širdį? Dievo žodis sako, Psalmėje 51:10 eilutė, sukurk manyje tyrą širdį Dieve. Kaip gauti jautrią širdį? Melstis jautrios širdies. Dieve, daryk tą mano širdį jautrią. Ten, kur reikia. Ir kartais atvirkščiai nejautrią, kur nereikia. Nes kartais mes esam labai jautrus, o ten visai to jautrumo nereikia. Mūsų sužeidžia ir sužeidžia. Ir ten mes turim kartais prašyti, atsimenu, kai Olandai, ten šveicarai, kiti pradėjo važiuoti į Lietuvą, melsdavosi nemažai tokia malda, ypač tarnaudami dėl vidinių dalykų, kad Dieve pastatyk apsaugą ant širdies ir proto, kad mes neįsileistume dalykų, kurie mūsų sužeidžia. Nes yra daug dalykų. Mes pastoviai kiekvieną dieną susidursim su dalykais, kur mus įžeidinės. Ir kaip mes į tai reaguosim? Kokia bus mūsų reakcija? Aš pabaigsiu tokiu pavyzdžiu. Praeitą savaitę dirbu savo tam naujam darbe ir ateinu į vieną vietą, man sako, Šarkuvos 2, ten reikia pakeisti skaitiklį ir panašiai. Ir tas žmogus, su kuriuo kalbu, jisai sako, ten yra tokia ikla. Ir aš jo klausiu, kas sako ikla tokia? Tokiu dar rusišku akcentu. Ir, galvoju, kas čia gali būti. Kirpykla kokia, dar kažkas. Nes kai nėra būto numerio, reiškia, kažkokia įstaiga. Ir aš nueinu į tą vietą, nueinu į tą kirpyklą, mes su tom kirpėjom, ten išverčiam visą tą kirpyklą, 4 skaitiklius randam, nei vienas ne tas. Ir visaip bandom spręsti, sakau, nežinau, su kuo aš kalbėjau, sakau, bet tas savininkas, sakau, gal su tokiu truputį rusišku akcentu kalba, sakau, aš nežinau, ar tai jūsų savininkas. Jo, sako, mūsų savininkės vyras, sako. Jis, sako, taip kalba. Pasirodo, ne. Yra dar vienos tokios durelės, nematomos, ant jų nieko nėra. Ir ten yra užrašyta 1A. Ir ten yra gydykla, iš tikrųjų, o ne kirpykla. Ir tas žmogus jau skambina už kokių 20 minučių, toks visas piktas, sako, jau mano ten darbuotoja laukia, specialiai atėjo ir jisai daug tokio jauti, tokio pykčio, visokio nepasitenkinimo. Ir aš ateinu ir mes pradedam kalbėti su tą moterim, kuri laukia. Viską greit ten padarom, užtrunkam kokį 10 minučių. Ir po to susirašom su tuo žmogum. Ir jauti, kaip ta visa įtampa, tas visas nepasitenkinimas, toks virsta į dėkingumą. Po to ten dėkoja, parašo kažką ir taip toliau. Bet kokia ta kartais pirminė reakcija, ar kaip tu gali reaguoti? Nes čia kažkas tave puola. Ir dažniausiai, kada mus puola, mes ginamės. O kartais mes kviečiami kitaip kažkaip reaguoti, nustebinti. Ir ugdant empatiją, prašyti viešpatės tos jautrios širdies, kartais klausytis daugiau negu kalbėti, kartais patylėti, nebijot patylėti šalia to žmogaus, kuris kenčia, pastebėti kartais tą vienišą žmogų, tą tokį liūdną žmogų, kuris, sako, suvargė, kaip Biblijoje parašyta. Pasidžiaugti kitų palaiminimais, sekti tuo, kad kaip Jėzus elgėsi su tuo žmogum. Gal labai kartais nuvalkiota frazė, bet jinai pati esmė tai labai aktuali. Kaip Jėzus čia elgtųsi, ką jis darytų. Ir šitą eilutę, ką mes nuo ko pradėjom, kad džiaukite su besidžiaugiančiais, verkit su verkiančiais, nėra tokia gražus posakis. Yra kvietimas gyventi Kristaus gyvenimą.
gyventi. Ir kada Kristus gyvena mumyse, mes turėtume nebelikti abejingi viskam, kas aplink mus vyksta. Ir mes, aišku, viso to mokomės. Aš ne vieną kartą, kaip atgailavau ir liūdėjau savo širdį, kad kai šventoji dvasia ragino mane nueiti kažkokį žmogų aplankyti ir aš laiku nenuėjau ir paskui sužinojau, kad jisai iškeliavo. Ir tada savo širdį galvoju, kodėl aš buvau nejautrus, kodėl aš nesureagavau. Pagalvojau, kad tai tiesiog mano mintis, o viešpats ragino nueiti ir aplankyti tą žmogų, nes tai galbūt buvo paskutinės jo gyvenimo valandos. Tai vat. Ir Hebrajams 4:15 sako, mes turime ne tokį vyriausią kunigą, kuris negalėtų užjausti mūsų silpnybių. Čia kalba apie viešpatį. Bet tokį, kuris visai buvo gundytas, kaip ir mes, tačiau nenusidėjo. Kitaip sakant, Jėzus labai gerai mus supranta. Jis patyrė gundymus, jis patyrė kančias, jis patyrė vargo, jis patyrė mirtį, nukankinančią mirtį, kur mes galbūt galim tikrai sakyti, šiandien dar to nepatyrėm. Ir jisai puikiai supranta. Ir ta dvasinė branda kyla iš to, kada mes suprantam, kokia yra ta Dievo meilė didelė ir kad šventoji dvasia, jinai nori tai ugdyti mumyse. Tai būkit padrąsinti, būkit palaiminti, sustiprinti Dievo ir aukim toje Dievo meilėje, tame jautrume, tegul jis daro mus kitokiais. Tuo mes ir galim išsiskirti iš pasaulio, ne dėl to, kad su pasauliu konkuruot, bet dėl to, kad paskelbt Kristų. Ir šiai dienai kartais Kristų paskelbt nėra taip labai paprasta. Bet jeigu mes esam kažkaip tai jautrus Dievo dvasiai, viešpats kartais duoda nuostabų bendravimą. Ir šią savaitę aš irgi turėjau tokį pokalbį. Vienas žmogus tiesiog paprašė padėti, kurio ten namuose buvo, tokių, galim sakyti, techninių problemų, susijusių panašiai ten šiek tiek su mano darbu. Darbo buvo mažai, pokalbis buvo ilgas, nes žmogus buvo labai įdomus. Ir tikintis, ir turintis tam tikrą patirtį Dievuje, profesorė tokia, kuri dėsto psichologiją. Ir mes ilgai kalbėjom apie Dievą, apie tikėjimą, apie viską ir, galim sakyti, pasidžiaugiam gražiu geru bendravimu. Tai, bet viešpats jisai kartais kviečia tiesiog atverti širdį ir būsi palaimintas. Dieve, dėkojam tau, Dieve, kad tu ištikimas. Netgi kai mes būnam neištikimi, kad tu mylintis Dieve, netgi kai mes Dieve patiriam įvairiausių sunkumų, kad tu viešpatie kvieti mus pasitikėti ir tikėti, nežiūrint į aplinkybės, į situacijas, į įvykius. Ir Dieve, meldžiu, vesk mus per gyvenimą, būk mūsų viešpats ir stiprybė Dieve. Tegul tavo šventoji dvasia Dieve, jinai veikia mumyse Dieve, mūsų širdyse Dieve. Ateinam pas tave kaip pas viešpatį, kaip pas karalių, kaip pas gelbėtoją ir kviečiam brangi šventoji dvasia. Vadovauk mūsų gyvenimams, viešpate. Veik mūsų širdyse, būk mūsų viešpats. Aleliuja. Dėkojam tau, Dieve. Ir pavedam save tau, tavim pasitikim ir tave šlovinam. Ir meldžiam Dieve, duok tą jautrią širdį. Būti jautriam vienas kitam, būti jautriam pasauliui, kuris nepažįsta tavęs, kad per mūsų atvirą širdį, per mūsų tikėjimą jie galėtų pažinti tave. Ir Dieve, duok, kad kiekviena mūsų žaizda, kur mes buvom sužeisti, būtų išgydyta
Ir kiekvienas žodis, kuris buvo pasakytas ir įsmigo kaip strėlė į mūsų širdį, būtų ištraukta ir ta žaizda būtų išgydyta. Jėzaus vardu. Mes to meldžiam, Viešpatie. Aleliuja.